atvažiuokit, pasižiūrėkit. Senos rąstinės trobos, kai būna tik tai jos vieno aukšto, perdanga apšiltinta, palėpė šalta, vėdinama, lentos nuimtos, nuo pat pamato iki pat stogo viršaus, supiltos kanapės, užkaišyti visi plyšiai, kad susijungtų šiltinimas sienos su stogu. Skliauto pildymas atima labai daug laiko, dažniausiai tokiose va senos statybos namuose maišo stogas. Labai būtų gerai, kad bent vienos eilės šiferio va čia va nebūtų, tarkim, kraštinės ir apatinės. Tai būtų galima daug sparčiau, lengviau ir kokybiškiau tą padaryti. Reikia daug rankomis padirbėti, bet rezultatas pabaigoje gaunasi visai neblogas. Dar viena va sudėtinga situacija yra štai toks pabaigimas po stogu, kur reikia užpildyti iki pat stogo viršaus spaliais, juos užtrombuoti. Jeigu būtų klojiniai pakelti aukščiau, tiesiog neįmanoma užkišti rankų ar įpilti tos masės. Galima purškimo būdu tai padaryti. Pradėjau lipdyti ir tokį kampą tiesiog rankomis užlipdžiau ir jisai pridžius ir pilnai visai labai gerai laikys. Tai irgi užtrunka nemažai laiko, daug pastangų reikia dėti tą. Jeigu šiferio bent jau vienos eilės nebūtų iš viršaus, tvarkingai būtų galima į klojinius prikrauti labai gerai. Todėl žmonėms rekomenduojam, kad kai ruošiamasi šiltinti namą va tokiu va būdu, gali būti perdanga, galbūt gal ir gegnės gali būti, bet kad dangos nebūtų, tai būtų paprasta prieiti prie sienų iš viršaus, jas užpildyti tinkamai. Projektas užbaigtas, įrankiai sutvarkyti, iš augalinių spalių naują sluoksnį padarėm aplink visą rąstinę trobelę. Antram aukšte buvo palėpė tik apkalta lentom, ten teko visiškai naują sieną statyti. Rąsto apmušimas apie 20 cm, nauja siena 35, gal šiek tiek daugiau. Iki pat stogo susidėjo tvarkingai. Žiemą šiltas, vasara vėsus, geras mikroklimatas, kaip sako, oras vaikšto ir drėgmė labai gerai vaikšto, nesikondensuos, langai nerasos. Buvo šiandien truputėlį daugiau rankinio darbo. Reikėjo tuos paviršius palei stogą visus užtaisyti, bet labai gerai užsitaisė viskas. Prisitrombavo. Štai nauja siena iki pat viršaus. Bus galima apjungti su stoginiu apšiltinimu. Dalis namų yra naujas karkasas padarytas, va ten va prie vitrinos tos platesnės nuo durų į aną galą. Tai ten ir iš vidaus matosi spalių sluoksnis kaip uždėtas. Nuo pat pamato sienos dedasi labai lengvai ir paprastai, tiesiog į klojinius dedasi visas mišinys, kraunasi šiek tiek. Išoriniai pusiai pasitrombuoja, kad plokštuma lygesnė gautųsi, kad kampai status visur būtų gražus. Viršui, kadangi stogas yra, sunku prieiti, teko dėti rankomis, bet jeigu stogo nebūtų, tai taip pat lygiai gražiai viskas lengvai susidėtų į klojinius nuo pat pamato iki pat perdangos. Galima šiltinti ir perdangą, ir stogą. Pasistatėme ir savadarbius pastolius. Pasiekėme viršūnę gan nesunkiai, supylėme, sutrombavome, išlyginome sieną. Dabar bus praktiškai naujas namas. Viduj liko visa seniena, visi rąstai. Kažkur gal jie matysis, kitur gal užsidengs, nesimatys. Smagu, kad kažkas senovėj statė namą ir tas namas, kad ir pasenęs ir pagriuvęs ir pakrypęs, gal kažkur truputėlį ir papuvęs, bet jis dabar užsikonservuos, drėgmės negaus. Bus sausas, išdžius visiškai.
Naują pastatyti yra daug lengviau negu restauruoti tokį seną, bet jeigu kas nors norėtų seną restauruoti, tai būtų daug patogiau. Ar be dalies stogo, ar visai be stogo būtų galima labai greit karkasą apšiltinti šiais augaliniais paliais. Išorę galima tinkuoti, galima pasidaryti specialiai karkasą, kad ir lentelės prikalti. Dažytų tinku, paprastų tinku, armuoti galima struktūrą dėti. Žmogus sumanė atsikraustyti kaimą gyventi, įsigijo seną trobą, mąstė, ką su ją daryti, galvojo vienokius būdus, kaip atjauninti ją, atnaujinti kitokius būdus. Bet pakeliui jam pasitaikė namų kompozitorius Jozukas, kuris pasiūlė štai tokį sprendimą. Augaliniais paliais statytos naujos sienos, šiltinti seni rąstai ir antrame aukšte pastatyta nauja siena puikiai atjaunino, atšviežino ir seną trobą pavertė į naują gražų namą, kurį dar bus galima ir gražiai nudažyti.